Jau seniai čia sėdit? Nuo 5? Tai pradžiai gal paprašysiu atsistot visus, kad truputėlį įleisti, taip sakant, kad cirkuliuotų geriau kraujas. Tai dabar, ar susipažinote jau tarpusavyje? Atsisukit viens į kitą, paspauskit ranką, pažiūrėkite akis, kokios spalvos akis, pasakykit savo vardą. Gerai, atsisukite mane. Dabar pasisukite į savo kairę pasisukite. Suraskite pečius, kolegos, pečius suraskite ir pamasažuokit juos. Pamasažuokit taip, lyg tai daugiau nieko nebūtų, tik šitas masažas. Labai gerai, dabar į kitą pusę atsisukit ir pamasažuokit tam, atsidėkokit tuo pačiu. O, labai gerai, dabar giliai įkvėpkit ir iškvėpkit. O, labai gerai, įkvėpkit ir iškvėpkit su garsu. O, super, gerai, atsisėskit, ačiū labai, paplokit patys savo. Noriu tokį klausimą užduoti. Kas mano, kad viskas priklauso nuo likimo? Pakelkit rankas. Kas mano, kad viskas priklauso nuo jo? Nuo jo paties. Viskas jo rankose. Kas mano, kad ir nuo likimo, ir nuo jo? Nu, įvairiai. Prašau? Viskas yra tas pats. Mes su draugu diskutuodavom šito klausimu. Jisai buvo už tai, kad viskas yra priklauso nuo likimo. Aš, kad viskas nuo manęs. Ir mes šnekėdavom ilgai, mes šnekėdavom valandas, nes mes norėjom ne tik suprast, bet suvokti, kaip tai yra iš tikrųjų, suvokti iš esmės. Pasinardavom ir vieną kartą mano žmona ėjo pro šalį ir sako, nėra taisyklių ir norėjau toliau gaminti maistą. Mes taip susimastėm, paskui aš vakare gulėjau lovoj ir suformulavau pats savo atsakymą tokį, kad aš žinau, kad viskas priklauso nuo likimo. Bet tikiu, kad viskas priklauso nuo manęs. Tai, kai aš pasakiau šitą savo draugui, sako, gerai, baigiam diskusijas. Mes sutikom. Ir tada man pasidarė įdomiausia, jeigu aš tikiu, kad viskas priklauso nuo manęs, tai kas aš? Vėlgi tas senovinis klausimas, ant Delfų parašyta. Bet vėlgi, kas tas aš? Vat yra genų rinkinys, yra kažkoks potencialas, yra talentas ir jis arba gali būti realizuotas, arba nerealizuotas. Iš kur sužinot, kas tas aš? Kur mano talentas? Ir man atrodo, kad tai yra, ten tas talentas šneka norų. Ko aš noriu? Jisai taip tyliai arba garsiai sako, ko aš noriu. Ir kai mes buvome vaikai, mes labai aiškiai žinojom, ko norime. Ir aiškiai žinojome, ko nenorime. Noriu saldainuko, viskas, noriu saldainuko, aiškiai noriu, čia ir dabar saldainuko. Nenoriu miegot, nenoriu. Arba ko noriu valgyti, nevalgyti, nenoriu pieno plutelės, reikia, nenoriu. Viskas buvo labai aišku. Bet paskui tėvai, darželis, mokykla darė mus kultūringus ir noras truputį pasikeitė kitais žodžiais. Reikia, privalai, turi ir taip toliau. Iš pradžių mūsų noras reiškėsi, kaip mes apskritai reiškėmės pasaulyje. Mes reiškėmės judėdami, mes reiškėmės skambėdami, garsu ir mes reiškėmės žodžiais. Kalba. Bet paskui po truputį tai atimama. Nejudėk, nelakstyk, sėdėk ramiai. Nešūkauk, nemiškas, patylė, pagalvok prieš sakydamas. Pamastyk, 7 kartus atmatuok, tada pasakysi. Ir tada vat, iš to tokio vientiso, kaip Balio saloj sako, kad vaikai gimsta dievais, o paskui palaipsniui tampa žmonėmis. Tai Dievas, vat, jisai toks yra intuityvus, instinktyvus, autentiškas, emocionalus ir kas viduj, tas išoriai, va toks jisai yra. Jisai žino, ko nori. Pavyzdžiui, vaikas, jisai mažiukam vaikui kelnes mauna raudonas. Sako, nenoriu raudonų, aš noriu žalių.
Jam sako, vaikeli, yra žodis reikia. Kai užaugsi, pats užsidirbsi, tada ir nusipirksi savo žalias. Bet kol jisai užauga, jisai pradeda pamiršti, ko jisai nori. Jis užaugęs gali nusipirkti, bet jam reikia stilisto. Jis nebežino, ko nori. Arba vaikas nenori miegoti, labai aiškiai, pavyzdžiui, nenori. Ateina į darželį, pasakojama viena moteriškė per seminarą, jinai 2 vaikelius turėjo berniukus, labai guvus, susitarė su auklėtoja, susitarė, kad gulės, bet nemiegos. Okay. Bet vieną kartą auklėtoja pasikeitė ir tą pačią dieną užlipdė jam akis lipne juostą. Juokinga ir graudu. Arba mano dukra labai puikiai pieždavo, kai buvo mažytė, visiškai pieždavo negalvodama, kaip reikia, kaip turi būti, kaip teisinga. Jinai pieždavo, atsimenu, šitos Pegasus, būdama ten 5 ar 6 metų, ir tie Pegasai buvo spalvoti, ir tos spalvos taip gražiai suderintos, ir ta arkliuko ta burna taip užsisukdavo tokia spirale kaip visata. Man tai kažkaip aišku, kad Pegasas tai baltas. Man, suaugusiam. O jai buvo spalvoti. Ir vieną kartą jinai nuėjo į dailės mokyklą, jai ten pasakė nupiešti, tema buvo Snieguolės 7 nykštukai, ir jinai pastelinėse tokios spalvose nupiešė paveikslą. Atėjo mokytoja, sako, čia kažko trūksta, kažkokios juodos dėmės. Sako, nieko čia netrūksta, čia aš nenoriu, kad čia būtų juoda dėmė. Mokytoja paėmė ir pati užpiešė juodą dėmę. Tada vaikas bandė situaciją ištaisyti, nupiešė bitutę. Atėjo mokytojas, sako, ką čia dabar tu darai? Paėmė dar didesnį dėmę nupiešė. Ir jinai ką, išėjo. Išėjo iš tos mokyklos ir dabar taip retokai piešia. Tai kas atsitinka? Kas atsitinka, kai mes iš pradžių žinome, ko norime, paskui nelabai žinome. Tai aš nupiešiu. Iš pradžių mes žinom viską, bet paskui, taip pasidaro. O čia žmogus. Gražiai aš piešiu, ne? Čia yra smegenys, čia yra širdis, čia yra žarnos. Ir kai pradeda kiti tau sakyti, ką daryti, kaip reikia, tėvai, darželis, mokykla, valstybė ir visa kita, tai tu pasitrauki iš viso kūno, iš to viso Dievo, kur viskas yra sujungta, viskas vientisa. Pėdos, žarnos, širdis, smegenys, viskas yra tokia visuma. Pasitrauki galvą ir iš čia visi čia pradeda suktis mintis, kitų mintis, visokie reikalavimai. Ir tu jau nebežinai, ko tu nori. Nebežinai, nejauti savo šerdės tos. Ir tikslas suaugusio žmogaus, aš manau, vėl atrasti, kad visa tai susijungtų, vėl susijungtų visas organizmas į tokią visumą, kad tu vėl galėtum išgirsti savo tą tylų, intuicijos, tylų talento balsą, kuris tau sako, ką daryti. Palaukit, kur šitas laikas? Gerai. O kaip tai padaryti? Aš manau, kad yra tokie 2 dalykai. Reikia arba dykinėti, arba veikti. Su veikla tai mes labai gerai žinome, kad labai, reikia tik 5 valandas miegoti, 4, bet dykinėti taip labai nuo mažens, kas dykinėja labai negerai yra. Bet iš tikrųjų, jeigu dykinėti 100% arba 100% veikti, 100%, pavyzdžiui, dykinėti kaip? Atsijungi viską, uždengiai užuolaidas, muziką išjungiai, knygas visas išmetei ir būk bent 3 paras vienas su savim. Jeigu turi galimybę, aišku. Būk, paklausyk, kas ten vidų šneka. Kas tai yra? Vienas mano draugas, pavyzdžiui, jisai nežinojo, ko nori, tai jisai gulėjo ant sofutės ir žiūrėjo lubas metus. Visi ten zujo, zyzė, kad tu ten beltėdis ir taip toliau. Jisai gulėjo, jisai nežinojo, ko nori. Bet po metų jis taip sužinojo vieną dieną, kad jis dabar milijonierius, jis pasidarė viską. Jis tikrai išgirdo, ko jis nori ir jisai puikiai gyvena ir laimingas. Arba galima, jūs turbūt žinot, rašyti dienoraščius, klausinėti savęs, ko tu nori, kas tau rūpi. Kas tau rūpi, ne mamai, ne tėčiui, kas tau. Kas tau tiesa. Arba jeigu tu nori veikti, tai veiki 100% vėlgi, 100%.
daryti, skaityti, veikti ir klausyti savęs. Ar kas mane veža, kur mano akis užsidega, o kur ne. Ir skaitant, pavyzdžiui, knygą gali būti kažkokia tai viena mintelė, kuri pakeis tavo likimą, tavo gyvenimo eigą. Pavyzdžiui, aš vieną kartą, kai buvau aktorius, toksai gana pasyvus, režisierius aktyvus būdavo, ir pradėjau dėstyti. Ir man buvo taip nejauku dėstyti, kalbėti tiem studentam, nes aš mėgdavau klausyti. Norėjau viską mest, bet kaip tik tą vakarą perskaičiau Dao filosofijoje, kad jeigu esi inis, tai ugdyk savyje kitą pusę. Jeigu esi Janis, tai ugdyk silpnąją pusę. Ir aš galvoju, nieko, dar pamokysiu kažkurį laiką. Ir nuo to laiko visiškai mano pasikeitė gyvenimas. Dabar aš jau gal netgi mažiau aktorius, daugiau lektorius tapau. Man tai patinka. Tai o jeigu jau žinai, ko nori, tai tada vėlgi rizikuot, daryt, nebijant susimaut. Pavyzdžiui, jeigu, sakysim, yra noras užkalbinti merginą. Čia vyram jauniem. Yra noras iškart kalbinti reikia. Negalima praleisti kelių sekundžių. Tas protas jisai atima spontaniškumą, veikimą iš širdies, iš jausmo, iš žarnų. Kaip sako anglai, ne? Feeling in the guts. Taip, noriu užkalbinti, kalbinu. Ir mano jausmas, jisai susipakuoja į žodžius. Bet jeigu aš praleisiu momentą, ne, aš noriu, bet palauk, o ką čia tokio pasakyti protingo? Jau mano jausmas eina iš širdies, jau į galvą, jau truputį atšalo. Tada aš galiu vertinti save iš šalies, o kaip aš čia apsirengęs, gal ne taip, o mergina jau dar paėjo truputėlį. Po to gali galvoti, kaip čia aš dabar vysiuos ją iš paskos, taip nelabai patogu jau kažkur. Ir po to jau taip galvoju, gal ir gerai, kad neužkalbinau čia. Ir taip toliau. Praleistas momentas. Taigi vėlgi reikia daryti 100%. Ką čia 5 minutės liko? Nieko savo. Tai ką, tai labai greitai bėga laikas, tai aš noriu tada dabar kas ko dabar nori? Kas ko nori? Miego turbūt nori, ne? Nieko nenori, taip nebūna. Iš esmės nebūna, kad nieko nenorėtum. Gali norėti pailsėti, kaip sako, snus, o nori tučius. Bet dabar, kas nori ateiti čia į sceną? Kas nori? Einam į sceną, kas nori. Dar kažkas, aš jaučiu, kad nori eiti, bet protas sako, neik, pažiūrėk, ką kiti padarys, truputį toliau. Tai ypatingai eikit tie, kurie nori iš vidaus, neklausykite šito triukšmo, kuris yra ten. Paplokiam savanoriams. Jau kiek čia tilps, tai daugiau, viskas ir daugiau jau nebeeikit. Gerai, dabar pažiūrėkim, atsistokim, pabūsim įvairiuose pozose, kurios vienos trukdo, o kitos padeda girdėti savo norą. Atsistokime visi dabar, pakelkite pečius ir į priekį. Taip. Koks tai yra jausmas, būtent taip? Nemalonus. Kažko bijau. Kaip atrodo publika dabar? Kokia publika? Stipri publika. O dabar atsistokit taip. Silpna publika, ne? Koks jausmas. Gerai, dabar taip atsistokit šitaip ir paimkit pirštą vieną. Koks jausmas? Koks jausmas, koks santykis į kitus, į save, uždaras. Ko aš dabar noriu? Sysio. Taip, atsistokit dabar štai šitaip. Koks santykis? Agresyvus. O dabar taip, pažiūrėkite į publiką. Ką jūs, ne? O dabar atsistokite šitaip kojas pečių plotį ir rankos laisvai. Koks dabar jausmas? Kaip? Nuoširdus, ramus. Dar kaip galime pavadinti? Neutralus. Toks, šita padėtis yra to vaiko. To, kur sakiau, Dievo. Bet jisai dar nesugadintas, jisai bendrauja iš bambos, ne iš galvos iš to triukšmo, ne, jis kietesnis, silpnesnis, aš kietesnis, silpnesnis. Jis yra toks neutralus, jis klauso savęs ir iš čia, iš šitos vietos jisai bendrauja.
Ir jeigu taip jis ateina, sako, einam pabendrauti. Einam. Nu, kažkada būna momentas, kai jam pasako, varyk iš čia tu, auka. Tada jis įsitempia, bet vėl kiekvieną kartą galima ateiti, nusileisti į neutralią savo tą poziciją, šitą tokią. Išgirsti savo širdį, savo jausmą, savo mintis į visą visumą. Ir dabar užleiskime muziką ir truputį priminsiu, kokiamis kūno dalimis apskritai, kiek mes turim kūno dalių ir kaip mes galime judėti. Taigi, pradėkime nuo galvos ir jūs irgi galite atsistoti ir prisijungti. Tiesiog matydami vieni kitus, garsiau muziką truputėlį. Dabar pečiai juda, bamba atvira, nieko neslepiam. Labai gerai, dabar alkūnės. Taip, labai gerai. Delnai. Dabar nugara. Nugara, kaip nugara? Pamiršom nugarą. Prisiminkit, kad turim nugarą. Ir dabar turim klubus. Klubai juda. Tai gerai, keliai. Ir pėdos. Dabar leiskime savo pėdom nešti po visą šitą ISM aikštelę, po visą šitą mūsų aikštelę į tuščią vietą. Kur tuščia ten eina. Tai gerai, dabar pažiūrėkit viens į kitą. Viens į kitą pamatykit. Čia baigėsi visai. Gerai, ir va šitokiu žingsniu, dėdami noro, sujungdami visą kūną. Man atrodo, kad laimė yra žinoti, ko nori, daryti, ką nori ir nedaryti, ko nenori. Taigi būkit laimingi. Ačiū labai. Ačiū.